Sveiki, Dainius iš Įdomus Engineering Team Construction. Šiandien galbūt trumpai toks mitas, kurį galbūt norėčiau paneigti iš mūsų perspektyvos medžio masyvo konstrukcijai. Taip kad optimaliausias variantas statant gyvenamąjį pastatą yra 2 aukštų kompaktinis į kubo formą koncentruotas statinys. Kodėl? Nes tokiu statiniu mes optimaliausiai išnaudojame kuriamus paviršius, plotą, stogo, lauko sienų ir pamato. Taip ir gaunasi optimaliausias variantas. Nes kaip mitas teigia, kad vieno aukšto ar kiti specialistai, kaip sakant, teigia, kad vieno aukšto pastatas yra optimaliausias ir pigiausias pastatyti. Tai galbūt vizualiai parodysiu. Čia, jeigu daleiskim, mes turim 2 aukštų kubo koncentruotą statinį, tai yra stogo tiek, lauko sienų tiek, viskas ok liktais. Bet jeigu mes tą patį turį konvertuojam į vieno aukšto statinį, mes gaunam 2 didesnį stogo plotą, 2 didesnį grindų ir pamato plotą. Visą tai papildomi kaštai. Taigi prisiminkime, kad kiekvienas paviršius, kurį mes kūrėme, kainuoja. Tiek lauko siena, tiek vidinė siena, tiek lubos, tiek stogas. Tai yra visi paviršiai, kuriuos mes sukūrėme ir kuriuos reikia pastatyti. Visą tai kainuoja. Taigi, norint išgauti optimalų variantą, reikia mažinti tada paviršių skaičių.